Ledesma pasirengęs, leidžia kelti kamuolį į baudos aikštelę Ledesmai. Ledesmos perdavimas, smūgis ir 2-1. Kurisgi futbolininkas muša, o tai atrodo yra Nerijus Valskis. Metamas kamuolys toli baudos aikštelę. Basičius. Vedukui. Čia Valskis ir netaip jau ir daug trūko. Brokas nuo Ivanausko pabėga. Reikia duoti perdavimą. Perdavimas atliktas, smūgis 1-0. Smūgis 1-0, Nerijus Valskis įvarčio autorius ir Marijampolės Sūduva 41 šių rungtynių minutę siunčia kamuolį į vartų tinklą. Dabar nepasisekė tiesiog Gargždų bangai. Švartininką jo smūgis, Vartininkas žaidžia patikimai, čia ranka žaidimas, Ledesma. Ir 11 metrų baudinys skiriamas. Panašu, kad skiriamas 11 metrų baudinys. Įsibėgėja, smūgis 1-0. Ramiai užtikrintai Nerijus Valskis atidaro komandos įvarčius. Na dabar galbūt po štai šios atakos Valskis! Wow, gražu Nerijus Valskis. Pirmoji šio kėlinio minutė. Gražus įvartis. Vaikinai susiems ir laimės. Valskis 2-1. Per 3 minutės Sūduva muša 2 įvarčius ir abu kartus tai daro Nerijus Valskis. Ne Čekuoliu, o su Nerijumi Valskiu. Taip vadinasi tai, ką jūs dabar matote savo kompiuterio ekranuose. Mačiau Brokas, žaidėjas, kuris nors ir nėra aukštas, bet puikiai išnaudoja savo pranašumą čia Valskis. Pirmas prie kamulio, vienas prieš vartininką, Nerijus Valskis, 2-0. 2-0. Paliko vartus Mantas Gallikas, bandė gelbėti savo komandą, bet... Basičius. Jo, geras perdavimas Valskiui. Ir 11 metrų baudinys. Prieš jauną vartininką Valskis 2-0. 61 minutė ir Nerijus Valskis pats išdirbo, pats realizavo. Nedaug tų kamuolių gauna. Užteko vieno kamuolio, kad išdirbti 11 metrų baudinį ir mušti. Basičius. Krašto Valskiui. Valskis prasimeta kamuolį. Vienas prieš vartininką, Nerijus Valskis. Jo perdavimas Baranovskiai, čia jau pasityčiajimas. Čia jau vyksta praktiškai pasityčiajimas, ką dabar daro Sūduva. Šablinskis ir virš vartų. Ir atakų banga numeris 2. Perdavimas Valskiui. Aštrus kampas, Valskis smūgiuoja, vartininkas gelbsti. Basičius gražiai. Čia kokia ataka, Leimanas. Valskis! 3-0. Na pripažinkite, gražu. Man gaila, Šiaulių nuoširdžiai jums sakau, bet tai buvo gražu. Pradedant Basičiaus perdavimu kulniuku ir baigiant šio Nerijus Valskio smūgį. Tai buvo gražu. Nuostabus derinukas. Ištampyta Šiaulių gynyba ir, sakykime, vis tik Sūduva nusipelnė to savo 3 įvarčio. Komandos draugai mane vadina Garetu Beilu. Čia dabar smūgis į vartus ir Nerijus Valskis muša į juos ir skiriamas 11 metrų baudinys. Už žaidimą ranka geltona kortelė. Dabar Nerijus Valskis įsibėgė, jo smūgis ir užtikrintai Nerijus Valskis išveda savo komandą į priekį. Dabar rezultatas yra 1-0 ir žinoma Nerijus Valskis gali džiaugtis tuo, kad jo komanda jau išsiveržė į priekį. Na ir po... Čia dabar buvo Baranovskio perdavimas ir Nerijus Valskis, jo smūgis ir rezultatas lygus. 3-3 įmuša Nerijus Valskis ir lygina rezultatą. Na dabar netgi galbūt ir šiek tiek gaila, kad Tauras paleido savo, galbūt galėjo iškovoti šią pergalę, kaip bebūtų taip, dabar nėra. Ir rezultatas lygus. Čia gražiai daug šas susitvarko į tarpą, reikia mesti kamuolį Brokui.
Brokas kamuolį gauna, arčiau vartų ir Nerijus Valskis, rezultatas tampa 1-1. 37 šių rungtynių minutę. Pakankamai gražus įvartis. Visų pirma, davė puikų perdavimą Audriui Brokui. Brokas nuostabų perdavimą atlieka. Ir ten jau Tadas Kauneckas šį kartą variantų neturėjo absoliučiai jokių. Pakeitimus ekranas atliko. Vos prasidėjus antrajam kėliniui. Trečiai dabar jau išnaudoti būtų rizikinga. Kiselevskis. Į tarpą, vienas prieš vartininką Valskis ir 2-1 Marijampolės Sūduva išsiveržė į priekį šiose rungtynėse. Kaip dabar užsimiegoja Panevėžio ekrano komandos gynyba. Puikus perdavimas į atsiradusį tarpą. Ir Nerijus Valskis. Nepaisant to, kokios spalvos bateliai įvarčius muša. 2-1. Čia Valskis. Nerijus Valskis 2-0. 53 minutė apgailėtinai žaidžianti Krujos komandos gynyba visiškai išmaudyta ir dar vienas įvartis. Ir negali sakyti, kad nepelnytai. Sūduva šiandien galva pranašesnė prieš pakankamai blankiai atrodančią Krują. Čia vienas prieš vartininką Nerijus Valskis. Kaip toli leidžiasi kamuolį nuo savęs ir ojojoj, tušti vartai. Ojojojojoj. Ojojojojoj. Neįtikėtina, ką mes dabar matėme, ponios ir ponai. Marius Eltermanis savo žymųjų robotuką šokinėja. Nerijus Valskis ir 4-0. Piktas yra Marius Eltermanis, nes taip žaisti gynyboje negali. Visgi čia nėra pražangos, petys petį kova. Leidžia teisėje žaisti, manau, yra teisus. Brokas į kraštą Chvedukui. Brokas pats pro nugarą, Chvedukas į baudos aikštelę. Koks perdavimas, Valskis 1-0. 32 minutė. Kaip iš natų. Brokas Chvedukui prabėga pro nugarą. Chvedukas pasiryžta į baudos aikštelę nugaros. Už Valskio nugaros visiškai laisvas žaidėjas. Taip negalima. Taip negalima žaisti ir dabar jau gyniai. Supjauna gerą grybą. Brokas link Valskio. Valskis nebuvo žaidimo ranka, nors žiūrovai norėtų. Valskis ir 2-0. 42 minutė. Nerijus Valskis išmaudo visą Dainavos gynybą ir pasiunčia kamuolį gražiai techniškai įvartis ir 24 šiame sezone. Na, tiesą pasakius, įdomus, aišku, epizodas. Galbūt ir buvo žaidimas ranka. Į baudos aikštelę 5 minučių. O komandos daug. Valskis iš kairės, geras perdavimas. Čia ir pavojinga situacija. Perdavimas, dabar smūgis į vartus, kamuolys vartose. Tomas Radzinevičius atlieka rezultatyvų perdavimą. Įvartį pelno Nerijus Valskis. Eilinis, galima sakyti, lygoje šiame sezone. Dabar suklydo, gerokai suklydo. Krujos komandos gynėjai Marius Eltermanis atrodo, kad nepatenkintas ir nepatenkintas ne veltui. Čia puikus perdavimas Nerijus Valskis, štai toks smūgis, o perdavimo autorius dabar Audrius Brokas. Ir galiausiai pasirinko Nerijų Mačiulį. Mačiulis kamuolį praranda. Čia galimybė kontratakai. Dabar jau Sūduvai šiandien kontratakomis, galima sakyti, minta ir viena ir kita komanda. Perdavimas ir Nerijus Valskis. Tai yra šio futbolininko dublis. Jau antrasis įvartis dar pirmajame kėlinyje. Ir Nerijaus Valskio apskritai. Tai yra 26 įvartis šiame sezone. Brokas į kraštą, čia Paulius Daukša į baudos aikštelę, nepavyksta, nepasiekė dabar kamuolio Davidas Arlauskis, tęsiasi Sūduvos ataka, smūgis ir štai taip sušaudo dabar Marija Eltermanį Nerijus Valskis. Sveikas įmušęs Gietriką Nerijau, kol kas jo sąskaitoje 3 įvarčiai, tačiau dar tai ne vakaras. 2-4 rezultatas yra toks. Valskis be dabar pelnyto įvarčio 80-ąją mačo minutę įmušė ir 20-ąją bei 36-ąją. Pagrindinė mačo statistika.